Hello, mano čikytos. Aš ką tik buvau labai emotional, nes uždėjau ant savęs, ant savo video tokią dainą, kur dainuoja Isn't She Lovely All Alone. Ir tenais buvo sulėtintas vaizdas ir mano ten plaukai taip eina skraido ir aš tokia galvoju, blemba, aš realiai esu vieniša, labai ilgą laiko tarpą, bet pirmą kartą gyvenime aš nesijaučiu vieniša. Pirmą kartą gyvenime aš jaučiuosi tokia pilna ir ne viena. Nes aš pagaliau fucking nebeignoruoju savęs. Ir that's a hard thing to do. Labai hard thing to do. Ir aš pasižiūriu į visus žmonės, kurie buvo su manim prieš tai, ir aš tokį neapsakomą dėkingumą jaučiu jiem, kad jie buvo, kad ir dabar pagalvojus, tenai šūdiniausias šūdas, koks galėjo būti santykios, aš turėjau tą pereit tam, kad išmok tam tikrus dalykus. Ir aš turėjau su vienu žmogum tokį žiauriausią istoriją apie santykius, apie visus tos išgyvenimus. Tenais toxic as fuck. Ir tuo pačiu buvo toks jausmas ne vieną kartą, kad blemba, tas žmogus yra iš praeito gyvenimo ir tuo metu taip romantiškai atrodė, ne? Nors ten ką tik susipykęs buvai, bet tokia atrodo didžiulė trauka ir tu žiūri tam žmogui į akis ir žinai, kad šitas žmogus, ne pirmą kartą gyvenime tavo, nežinau, ne pirmą kartą tavo sielos gyvenime pasirodo ir tam kitam žmogui tiesiog atrodo, kad tave žino. Nors ten sakau, toksiškiausi santykiai. Ir man taip kažkurią šią dieną buvo toksai, blet, tiksliai, mes tikrai turėjom susitart, kad jisai ateitų į mano gyvenimą ir mane išmokytų ribas nusibrėžti. Čystai, taip ir turėjo būti. Seniai, tavrasi, jis turėjo ateiti su savo visais toksik dalykais ir sakyt, Marija, vieną kartą ir visiems laikam išmokstam pasakyti ne, kam nenoriu, ko mes nenorim gyvenime daryti ir taip, ką mes norim. Aš tave ant tiek smugdysiu, žeidinėsiu ir naudosiu tavo ribas, kad tu suprastum, kad tu turi išmokti pasakyti ne. Ir that was a moment, kur aš priėmiau tą žmogų pagaliau. Ir dabar yra didžiausias, ilgiausias laiko tarpas, aplamai, kad aš esu viena ir esu viena, ta prasme, bet tuo pačiu esu tokia ne viena, nes pirmas dalykas, man nebereikia tokio žmogaus šalia savęs, kad aš jį turėjau, kad jis patvirtintų man, kad aš esu reikalinga pasauliui, nes aš padariau taip savo gyvenimą, kad aš jaučiaus be niekieno kito įsikišimo reikalinga, aš susitvarkiau savo savivertę, aš nesijaučiu, kad aš esu neverta, jeigu aš kažkaip netaip atrodau, kažką ne to padarau, nežinau, suklystu gyvenime, aš jaučiuosi achujenai dėl to, kad aš galiu pasitaisyti ir aš galiu movint toliau ir aš galiu būti geresniu žmogum. Ir nesakau, kad aš buvau tobula, fuck it, no. Aš buvau visokia, bet tame ir fainumas visokia priimt. O ne, tiesiog tą tokią, oh my god, aš čia gera mergaitė, niekam neįdomu, kad tu gera mergaitė buvai. Supratau dar šitą dalyką, kad jeigu aš bandysiu save kažkur įspaust į kažkokius rėmus, yra tam tikra moterų tipai ir jeigu aš bandysiu į save įspausti kažkokį moters tipą, kuris, apšė nesu aš, tai fucking nieko ir neišėjai, suprantat? Nes aš bandysiu save suspaust. Kai yra ankšta, šūdas gaunas. Tai geriau kaip tik, ekspresyviai save rodyt, savim būt, ekspresyviai, kiek tau yra ekspresyvu būti savimi. Pavyzdžiui, aš anksčiau tikrai labai bijojau, ką kiti pagalvos ir man buvo belė, ką tenais svarbuma, viso kito, ten ką pasakys, nežinau, ten draugo tėvai, draugų tėvai. Bet svarbiau, kaip aš jaučiuosi, kai išpildau save, nes daug geresnis jausmas, kada tu varai dėl savęs gyvenime, tiesiog darai dalykus dėl savęs
ir kažkas kalba, negu darai dalykus dėl kitų ir kažkas kalba, kad tu netaip darai, nes nenori, tu daryk beleką. Tipo, būk chirurgu, geriausių chirurgų, vis tiek netaip kažkam padarysi. Tipo, ne tai, kad blogai kažkam, tiesiog kažkam nepatiks, pavyzdžiui, kaip tu susiūni odą. Tai va. Ką norėjau pasakyti šitą video? Įkvėpti jūs moterys, kad jeigu turit, nežinau, blogus santykius, nesat laimingos santykios, nes, būkim biedni, būkim teisingi. Vyrai, kurie žiūri dabar, moteriai yra žoskai svarbus santykis su vyru, nes tai yra artimiausias žmogus. Moteriai dažniausiai, nedažniausiai visai, kada jinai turi šalia savęs vyrą, ir jeigu tas vyras nėra vyras, nesistengia dėl moters, arba, nežinau, toxic behavior, žinau, čia tipo beleką atrodo stumykla vyksta, skyrybos ciklinės, kur susikrauni daiktus išeini, nežinau, iš namų tam. Tai yra labai psichikai blogai. Kad ir moteris kiek gyvybinės energijos turėtų, aš galiu pasakyti, nuoširdžiai, nesiseks gyvenime, neisit toli turėdami toxic santykius, ar tu vyras, ar tu moteris, nesvarbu, aš visus myliu vienodai, bet nebus gerai. Nebus gerai, kol tavo artimiausiai aplinkoje bus šūdų krūva. Nebus toks smirdėsis visada, kada jis, nežinau, šiandien kažkaip man apie šūdus norisi kalbėti. Nes aš prisimenu, pavyzdžiui, iš savo pavyzdžio galiu duoti, aš galiu papasakoti šiek tiek, koks tai aš esu žmogus. Aš esu labai intensyvus žmogus, aš labai daug dirbu, aš labai daug mėgstu idėjų daryti, aš labai kūrybiškas žmogus esu. Aš esu darytoja, man patinka sistemos, kur laikytis, disciplina, Ir kada aš buvau toksiškose santykiuose, man užteko 5 mėnesių, man viskas užtenka. Ačiū, nebenoriu, aš išmokau paskutinės savo pamokas, kurias turėjau išmokti apie santykius, paskutinis, kažkokias pamokas svarbės. Aš jums galiu pasakyti, kad per tos 5 mėnesius, jeigu tu nori numest daug kilogramų, nes kai nervinės nevalgai, tai tada jo, let's go. Čia bus labai greitas metimas svorio. Aš juokauju, aišku. Tenais įsivaizduoju, kad 70% energijos tavo išeina. O kur dar tau gražiai atrodyt, kur dar tavo darbai, kur tavo verslas, kur tavo sportas, Tai va. Visada yra išeitis, nėra padėties be išeities. Todėl ieškokit išeities, pasidarykit planą ir eikit pagal planą, nemeskit plano. Jūsų tikslas turi būti laimingas gyvenimas. Kiekvieno. Ar jūs turit pinigų, ar jūs esat su 5 ir 6 vaikais ir esate nelaimingose santykiuose, yra išeitis.